ką žiūrėt? Kol kas, kai kalbėsi, tai žiūrėk, kas klausimus duos. Papasakok apie save trumpai, kaip ir mėgsti turbūt. Esu ilgaplaukis, mėgstu metalą, groju gitarą ir stengiuosi dirbti tyliai, bet užtikrintai. Prie meno? MKPC pusgaminių dalies pamainos vadovas. Stebiu dienos plano vykdymu, kad laiku kokybiškai atkrautume užsakymus. Tai broliai ant jūs kreipkis. Tai turbūt, broliai, suprantat, kas yra MKPC? Nu, kažką rimto. Atsakingas esu už Vilniaus Paukštynos elektros ir automatikos skyrių. Turiu 13 žmonių komandą ir jau virš 10 metų dirbu Paukštynė. O tavo sritis IT? Jo, dažniausiai turbūt taip atrodo žmonės dirbantys IT. Ar mėgstat savo darbą ir kiek metų dirbat? Dirbu 4 metus, o darbas taip patinka. Turiu vieną programėlę ir man kažką tai rašo čia atnaujint ar ką čia reikia. Ir aš bandžiau šitą spausti ir man nieko nedaro. Tai dar čia gali būti, kad tave bando apskeminti. Taip, gali būti. Pirma, reikėtų įsitikinti, kad siuntėjas atitinka tavo, tavo pažįstamus kontaktus. O tai kaip man spausti, paklausti IT specialisto. Tai IT specialistas tau sako, kad geriau nespausti kol kas. Niekur nespausti. Buvo toks atvejis ir įzėti iki šou šniūrą. Jo? Ir ten buvo nuogi laidai. Taip. Ir aš paėmiau, suprantat, ir mane pradeda kratyti. Ir aš negaliu pajudėti ir negaliu, o tas laidas prilipo prie rankos. Jo, jums paprasčiausiai pradėjo tekėti srovė per raumenį, jis sutraukė raumenį ir jūs negalėjo atsipalaiduoti. Taip yra vyksta. Taip, aš kažkaip tai iškračiau, kadangi ten buvo kaip trišakis toks, jis buvo sunkus ir kažkaip tai o ką žmonėm daryti, jeigu daleiskim, nesugeba. Arba reikia kristi, taip, o jeigu yra kolega, brolis ar ten kitas, tai reikėtų paimti plazdą kokią, ir tada per tą laidą, kad žmogus arba ir atitrauktų. O ar tau staigmena šitą nominaciją? Aš įsivaizduoju, kad čia vienintelė nominacija, kuri man tinka realiai, tai turbūt, nes iki šiol net Paukštynė kartais šitam nelabai žino, kas aš toks. Tai... Patirausiu, nes Kęstutis stebėjusi, kad yra šitoj tylenių nominacijoje, sako, aš nesu tylus. Mėgstu ir dainuoti, ir garsiai kalbėti. Gal norit kažką palinkėti tylėsiems? Tyliai ir užtikrintai.